Nu ką, iš tikrųjų labas rytas. Va, mano strigimo vieta. Greičiausiai čia reikės pasilikti antrą naktį, nes kelias valandas pliaup ir niekaip nesustoj. Tai dabar keliauju pavalgyti, pusryčius yra įskaičiuoti, arba tiesiog pasižiūrėti, ką ten duos, nes kažkokia sriuba. Tai nelabai spėju man patiks. Va, pliaup. Nesimata prošvaiščių. Gerai, pusryčiai ne mano tema. Ten yra duona, džemas, karštas vanduo, sultis ir sriuba su mėsa. Tai tikrai ryte niekaip neprisiveršiau tokią dalyką valgyti. Tai va, porą sumuštinukų, skrebučių su džemu ir kakava. Tailandietiški pusryčiai ne man. Tai šiandien iš tikrųjų jau valgiau bananų pusryčiam, savo kavą pasidariau, nuėjau ten skrebutį suvalgiau, bet dar prasivirsiu porą kiaušinių, nes jaučiu, kad mano kūnui reikia raumenų, o kad augtų raumenukai, reikia gauti proteiną. Ištikrinu, kaip visada. Viskas susirinkau. Judu toliau, lyg tai nelyja. Ne, viskas gerai. Smagumėlis. Tik pridaviau raktą ir pradėjo lynuoti. Nu, menu per lietų. Kažkaip noriu šiandien pasijudinti, tokia biškį depresuota nuotaika, sėdint vienoj vietoj. Tai truputį judesi, lietu čia. Reikia prasiblaškyti. Vakar kažkaip anksčiau sustojau, nieko nepadarysiu. Biškį sušlapsiu, patikrinsiu, kaip mano krepšiai atlaiko lietų. Tai nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Bye. Kokios gražios man tos palmių džiunglės. Nu ir ką, jau naminių 12 km yra beveik 12. Ten griaudi, vis lynuoji, nenustoji, toks kaip purškiams. Bet smagu biškį pajudėti. Nu, lyj. Aha. Neatsibostantis vaizdas. Pasiekiau jūrą. Nu, bandau ieškoti kitos vietikės. Važiavau į vieną, užsiprašė per daug. Tikrai negaliu leisti 20 eurų už nakvynę. Gerai, biškį apramalyti ir ten dar susitikau 2 vokiečių dviratininkus, tokie pagyvenę diedukai ir jie keliauja nuo Singapūro į Bankoką. Tai jau iš tikrųjų jiems liko nebe tiek ir daug, keli šimtai kilometrų, bet tai biškį pasipliurpėm, ne per daugiausia, nes irgi vakar visi pavargę, slėpėmės nuo lietaus. Tai va. Palieku savo kabiną. Šiandien nežinau, kiek minsiu, bet vokiečiai gerai nuteikė. Sako, čia tik tai vanduo. Šiandien planuojam numinti 90 ar gal kokį 100 kilometrų. Nu, tie 2 diedukai tai tikrai pakėlė nuotaiką. Vat tokia
požiūrį reik. Aš tikrai nežinau, gal jie apie šiam, greičiausiai netgi apie 70 metų. Tai va, ką vakar dariau iš tikrųjų, kad truputį atsigauti, geriau jaustis, tai palikau telefoną, kamerą, laikrodį, bet kokią technologiją ir basom išėjau į paplūdimį. Nu, va, kartais mes pamirštam, prisirenkam su tų rakandų su savim ir čia reikia fotografuoti, filmuoti, bet ne, tiesiog pabūti čia ir dabar, tai va, kai vaiks, koksai vakar čia rankiojau kriauklytes, akmenukus. Užsimetam kapišoną. Oi, pala, kažkas ne to. Pala. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Tropinis klimatas. Na, visai neatrodo linksmai, ne? Minti per Tailandą. Kitas sykį atrodo, va, po palmę sėdi, saulytį šviečia, o po to kelias dienas reikia minti va tokiu oru. Tai nieko nepadarysi. Stumtis reikia į priekį. Jeigu nėra didžiulio audra, užsimeti va ploščių. Kaip tik dabar pirmą sykį išbandysiu normaliai. Pasižiūrėsiu, kaip krepšiai laika nuo lietaus. O, papa. Nu, kad ir lyja, bet vis tiek gražu. Bent ten tolumoje yra giedriau. Ir vis tik tai pažiūrėkit, kokie dydžia kokosai. Nu, viens malonums minti tokiu keliu. Taip ramu. Gerai, šiandien laukia truputį daugiau diskomfortą, dar kelias ašaras nubirėja. Šiandien kažkokia tikrai tokia sunki, slogi savijauta, bet visą laiką. Būna ir tokių dienų, ein, praein, tik tai kitą sykį sunku išbūti. O kelią nešioj! Siautėja audra! Nėra kur pasislėpti! O vargelė!
Neblogai, neblogai. Na va, nustoja lyti ir susitikau kitus 2 dviratininkus iš Jungtinės karalystės. Jie čia trumpai keliauja porą savaičių po Tailandą. Like a temple and theme park. Na va, pasisekė. Radau svečių namus. Turiu katę. Ji prie manęs prilipusi. Čia mano kambariukas. Labai paprastai, bet kai lietus lyja, nieko daugiau ir nereik. Čia nėra interneto, bet turiu dar savo mobiliųjų duomenų. Dušas, tualetas. Tai čia iš tikrųjų labai įdomus toks kaimelis ant vandens. Taip. Nu. Dėmesio nori. Taip. Dėmesio. Welcome. Iš tikrųjų, žaidžiau vabank, ar pavyks čia gauti kambarį ar ne. Oi. Tai susitikau tuos 2 dviratininkus ir jie važiavo toliau, bet aš jau šiandien numyniau virš 70 km. Ir jau biškį nuvargau, pavargau. Tokia buvo, kaip ir matėt, biškį emocijų kupina diena. Tai taip norėjau sustoti ir taip norėjau komfortą kažkur lietui nestovyklauti N valandų. Va. Čia irgi va erdvė pasisėdėti. Oi, patenk man čia. Na, katukai. Tu man patinki, bet kažkaip nenoriu tavęs lovoj. Nežinau, kur tu trainiojais. Oi. Man atrodo, šita katė tikrai suprant, kad man reikia geros terapijos šiandien. Taip, taip, tu jauti. O, pipi. Katinėlis. Ne. Ne. Jau tu nori šokti. Dėja, mes galim pasidžiaugti, kai išeisiu vėl atgal į lauką. Katukai. Na, suprantu, kad tu nori, bet ne. Ne. Gerai, tai dabar atidarysiu krepšius ir pažiūrėsiu, kas ten daros. Tikiuosi, kad vandens nepribėga. Viskas liko sausa. Nu taip, kompiuteris sausas. Vandens nie. Iš tikrųjų, čia dar priklauso, kaip gerai susuki. Sausa. Kiekvienas iki prieš tai su tais kroso krepšiais tekdavo bent iš priekinių krepšių išsipilti vandenį, nes ant dugno būdavo pilna. Tik tai šiandien taip tikrai prastai susukau. Tai nenustepčiau, kad būtų biškį pribėgę. Bet jeigu ne, tai valio. Nu. Ne, sausa. Žinot, kiek laimės. Nes pastoviai būdavo baimė minti, kai pradeda lyti, iš karto po stogu. Šiandien taip lyj, patikrinsiu. Šitas šiaip dar laiko, tik tai yra tokių skylučių reikia sutvarkyti. Ir mano priekinis, nu, kaip irgi laiko, tik tai kažkada gavo šiek tiek drėgmės į vidų. Pasas biškį susilieja, bet tik tai tiek. Vakarienė. Jau 2 sumuštinius su avokadu suvalgiau, prisipirkau visą maišą. Daržovės.
Ir Rumi poemas. Make you guiltless. I will make you fearless. Apetitas pas mane geras. Prisiviriau daržovių. Ir dabar atskirai dar ir makaronų. Bus tokia vietinė pasta. Nelabai aš maistą nusipirkau. Kažkaip galvojau, ai, dar kažką privažiuosiu, bet neprivažiavau. Bet gerai, turiu vieną dar pakelį pieno rytojui, dar porą riekelių duonos, keli banančikai. Oi, maistą apstu. Badauti tikrai neteks. Dar niekada šitų makaronų negaminau, tai įdomu, koks skonis bus. Man atrodo, kad reikėjo vieną pakelį tik tai dėti. Eina sau. O kad tu? Pagaliau tvarka, bet girdit, kas daros? Taip garsiai turbūt net nesigirdž per kamerą, ką aš šneku. Tai eisiu dabar padaryti video ir miegoti.